Ar matot visi ekraną? Jo matosi, labas vakaras Gintarė, labas vakaras Žavinta, labas vakaras mielosios visos. Man atrodo, šiandieną bus tik tai moteriška auditorija. Bet labas vakaras pasakykim ir klausytojams, kurie mūsų klausysis. O aš manau, kad tikrai jiems bus smalsu ir pasiklausys gavę įrašą. Tai šiandieną mes susirinkome pakalbėti apie tikrai labai aktualią temą, ypatingai vasario mėnesį, tai yra meilės kvapai jai ir jam. Kvapo įtaiga kartais būna stipresnė už žodžius. Atrodo, kaip tą meilę galima išsakyti, ištransliuoti. Ir tikrai jūs puikiai žinote, merginos, jeigu jūs pasikvėpinate tais kvapais, kur skatina geidulingumą, kartais vyrams nieko net nereikia sakyti. Tai mes šiandieną būtent apie tai ir pakalbėsime. Tai pradžioje prisistatysim trumpai, kas mes tokios ir kodėl vis jūs kviečiame į kvapnius seminarus. Aš būsiu Daiva Bermotė, aromaterapijos mentorė. Jau daugiau negu 6 metai dalinuosi apie aromaterapiją su kitais ir kitomis. Man tai yra didžiausia dovana padėti žmonėms jaustis geriau, tiek emociškai, tiek fiziškai. Kažkada, kai pati nežinojau apie eterinius aliejus ir pažinau, įsileidau į savo šeimą, tai tapo mano kasdienybė, neatsiejama. Kas liečia ir emocijoms labai stipriai padeda, kas liečia ir fiziniai sveikatai. Tai va šitoj vietoj aromaterapija tai yra mano dalis. Tai kita dalis tai yra, kad aš dirbu technologijų srityje, vadovaujančiose pareigose, tai yra mano kita veikla, bet šiandieną aš kalbėsiu būtent apie aromaterapiją, nes tai yra mano viena iš veiklų. Tai tiek apie mane, Gintarė, tu apie save. Taip, sveiki, esu Gintarė, su eteriniais aliejais, su aukščiausios kokybės kvapais, esu pažįstama jau 8 metus. Ir mano pati pradžia, pažintis tokia buvo, aš įsileidau eterinius aliejus tik tai dėl malonaus kvapo. Ir šiandienos tema man labai yra artima, nes mes liktai kalbame apie tuos kvapus jai ir jam, bet tai yra taip pat apie tokio vidinio balanso kvapus, kurie balansuojantis eteriniai aliejai. Ir susidraugavus su eteriniais aliejais, aš būtent atradau savo pagalbą ir įrankį, man tai išsprendė labai daug dalykų. Aš prieš tai turėjau labai sutrikusi savo ciklą, buvo labai nereguliarios mėnesinės, buvo nuotaikų kaitos, buvo labai skausmingos mėnesinės. Ir aišku, naudojant ir visą kitą, bet naudojant šiuos 3 eterinius aliejus, tai yra Progesins Vita Plus, Ylang Ylang ir Juniper, aš šiandien dienai nebeturiu tų problemų, kurias turėjau tada ir esu labai tam dėkinga. Ylang Ylang ir Juniperis buvo mano mylimiausi pagal aromatestą ir jie po šiai dienai yra mano mylimiausi kvapai, tai moteriškus hormonus balansuojantis eteriniai aliejai, o Progesins Vita Plus tai naudojau tokiam daugiau grožiui, nes naudoti pagal paskirtį, ten tepti pilvo apačią, man tuo metu dar buvo labai per brangu. Bet šiandien dienai suprantu, kad aš esu pati savo brangiausia ir turiu duoti savo tai, kas yra geriausia ir kokybiškiausia. Tai galbūt tiek trumpai, kadangi laikas riboja. Ir Žavinta liktai buvo iškritusi, atsijungusi. Esu jau, bet nežinau, esu sugrįžusi, nežinau, čia man interneto ryšys. Tai aš nematau visų, tai labai smagu, Žavinta, kad tu su mumis. Taip, tai aš esu Žavinta, gyvenu Lietuvos vakaruose, pakrašty, Šilutės rajone. Auginu 2 vaikučius, pagal specialybę esu biologė. Tai augalų pasaulis man yra labai artimas. Aromaterapija domiuosi jau labai senai. Su terapinės klasės Young Living eteriniais aliejais mano šeima gyvena jau 6 metai.
ir labai džiaugiuosi, kad tokiais saugiais, natūraliais būdais atradau, kaip pasirūpinti savo šeimos visokiojopą sveikata, tiek fizinę, tiek emocinę bei dvasinę. Ir esant bet kokiam tai sutrikimui, negalavimui, man yra labai gera, kai net jau ir vaikai žino, kokį eterinį aliejų paprašyti ir kur jį panaudoti. Tai gal trumpai apie mane tiek. Taip, ir aš pratęsiu, taip, nepaslaptis ir iš mokyklos laikų, kad mes turime 5 pojūčius, tai rega, klausa, skonis, lytėjimas, tai ką mes liečiam, ir uoslė. Uoslės pojūtis yra vienintelis pojūtis iš 5, kuris yra tiesiogiai susijęs su limbine skiltimi. Matot, pavaizduotas yra paveikslėlis. Tai yra mūsų emocijų kontrolės centras. Tai visas nerimas, depresija, baimė, pyktis ir džiaugsmas, visa tai yra šitoje skiltyje. Uoslės mechanizmas atitinka panašiai kaip rakto ir spynos principą. Viskas gerai? Taip, Šaminta. Kažkokius pašalinius garsus girdžiu. Taip, tai uoslės mechanizmas panašiai kaip raktas spyna atitinka ir siunčia tiesiai molekulę į smegenis. Kadangi limbinė sistema yra susijusi su kitom mūsų smegenų sistemom, tai reguliuoja ir širdies ritmą, ir kraujospūdį, ir atmintį, ir streso lygį, ir hormonų balansą. Taigi nuo mūsų užuodžiamo kvapo, nuo kvapo įtakos labai priklauso mūsų ne tik emocinė, bet ir fizinė sveikata. Tai eteriniai aliejai turi labai stiprų fiziologinį ir psichologinį poveikį ir efektą. Ir kaip čia labai gražiai parašyta, kvapo įtaka yra stipresnė už žodžius. Tikrai taip, užtenka pauostyti ir mes kažkur nukeliaujam, ar į vaikystę, ar į bažnyčią. Ir įdomus faktas tai, kad mūsų uoslė gali atpažinti 400 kvapų. Tai šį vakarą mes aptarsime aromatus jai ir aromatus jam. Paminėsime eterinius aliejus, kurie pasižymi tokiomis savybėmis, kur skatina mūsų moteriškumą, vyrams vyriškumą. Tai moteriški eteriniai aliejai būtų visų mylimiausia visais laikais rožė, jazminas, ylang ylang, vanilė, Lady Charlotte ir Joy. Atsiprašau, man dingo vaizdas, kodėl. Tai gal aš tada pratęsiu. Tada apie rožę, visų eterinių aliejų karalienę. Turbūt geidžiamiausias eterinis aliejus visoj kvapų tekoj, ir kaip pavadinti, visam pasirinkime, kuris yra, ir kiekviena turbūt moteris norėtų Valentino dienos progą gauti tą puokštę rožių supakuota būtent 5 ml buteliukį. Ir jinai ne tik kvapu labai mus pakylėja, ir tai yra nuo seno naudojama labai stipriai ir kosmetikoje, ir labiausiai visų atpažįstamas kvapas. Tai grožio priemonė, nes jinai ne šiaip sau yra naudojama, nes tikrai turi ypatingų savybių, galinčių padėti ir raukšlės padidinti, pastiprina odos elastingumą, stangrumą. Kaip ir visi kiti eteriniai aliejai, rožė taip pat turi daug daugiau savybių negu tik tai kosmetinės. Jinai galima naudoti ir virusinio, bakterinio tipo, kai yra jeigu bėrimai ant odos. Ir galbūt atrodo kartais, kad rožė labai brangus. Taip, tai yra tikrai brangus eterinis aliejus, bet jį naudojant, jo reikia labai nedaug.
realiai į kremo bonkutę tu įlašinęs 1-2 lašus, jau kvapą jausi labai stiprų ir poveikį labai stiprų. Kvepalus gaminantis irgi užtenka 1-2 lašelių, nereikia jų daug, keletos. Tai tą buteliuką rožės nusipirkus metam naudosi, aš kaip tik praeitais metais per vasarį įsigijau, nes kiekvienų metų vasarį būna akcija rožiai, kaip ir šį mėnesį, jinai yra su 10% nuolaida, pasidovanojau savo moters dienos proga, Valentino dienos proga ir turiu, aš jau paskutiniai lašeliai liko kaip tik šiais metais. Tai visi beje moteriški eteriniai aliejai, jie balansuoja moteriškus hormonus. Jie ne šiaip savo ir yra priskirti moteriškiem eteriniam aliejam, nes tai yra hormonus reguliuojantis eteriniai aliejai. Esu girdėjus istoriją, kai merginos važiavo į Levantų laukus ir į kelionę su Young Living ir vienai moteriai buvo pasidarę blogai su širdim. Tai jei kažkas turėjo, jinai dar taip tokia viena iš pradedančiųjų, to tokio ir tikėjimo neturėjo, kažkas turėjo rožės eterinį aliejų ir širdies plotą patepė. Sakė, nei pati negalėjo patikėti, kaip greitai suveikė ir kaip susireguliavo, jeigu greitai ir kraujospūdis, ir atsistatė veikla. Aš galiu pratęsti, jau sugrįžau. Ačiū labai, Gintarė. Čia, kaip sako, technologijos turėjo padėti žmogui, bet tik apsunkina man gyvenimą. Taip, tai įdomus faktai, kai sakom, rožė tikrai yra brangi, todėl, kad reikia virš 2000 kilogramų rožių žiedlapių, norint išdistiliuoti 0,5 kilogramų rožių eterinius aliejus. Ir žinom, kad net Avicena savo darbuose aprašė rožės poveikį. Nuo seno rožės eterinius aliejus buvo naudojamas visose kultūrose ir prieinamas tik tais iškilmingiesiems, kaip Kleopatrai, karaliams. O šiai dienai mes galime tapti kiekviena Kleopatra. Young Living rožių aliejus pasižymi aukštomis vibracijomis. Rožės grynas aliejus skleidžia vibraciją apie 320 MHz. Jeigu taip susiorientuoti, kad terapinės klasės eteriniai aliejai vibruoja nuo 52 iki 580. Tai rožės eterinis aliejus naudingas yra tiek odai, tiek emociniam kūnui, tiek fiziniam. Ką šitoj vietoje, aš labai atsiprašau, Žavinta, kad pertrauksiu, ar ne, tu galėsi geriausiai perteikti, kodėl verta turėti kokybišką rožę, nes tu rožę gali nusipirkti ir prekybos centre. Bet su kuo mes susidurime, ar ne? Čia, kurie ne naujokai ir kur jau pažįsta aromaterapiją ir vertina tą kokybę, jie žinos. Bet tie, kas klausys galbūt, arba kurie prisijungia, kur girdi rožę ir nueis ir įsigys tą rožę prekybos centre, ar ne? Ir jisai neturės to efektyvumo, ką mes čia šiandieną kalbame. Jeigu taip keliais punktais, 3 punktais ar 5 apie kokybę. Taip, tai ačiū, Daiva, kad priminei. Kvapas dar priklauso ir nuo to, kokia yra rožės veislė. Tai šita Young Living terapinės klasės yra išgaunama iš damaskinių rožių. Gintarė pas mus, man atrodo, mes Žavinta atsijungia. Prarandam ryšį. Jo, tai kol Žavinta prisijungs, mes gal tada pratęskime apie tą kokybę. Būtent labai svarbu yra atkreipti, kad įsigyti turėtumėm aukščiausios kokybės eterinius aliejus, kurių rinkoje yra tik tai 1–2%. Mes šiandieną būtent apie tokios kokybės eterinius aliejus ir kalbėsime. Būtent, kuo ta kokybė yra svarbu, nes daug rinkoje kvapų eterinių aliejų yra sintetintų. Daug kvapų eterinių aliejų yra maišytų su augaliniais aliejais ar ten su kitom priemaišom. Ir tik tai dalis rinkos yra eterinių aliejų, kur yra aukščiausios kokybės.
Ir kartais geriau yra nenaudoti tos rožės, jeigu jūs nusiperkate iš Palikti tik tai, prekybos. jo, abu vidurius išimti. Atsiprašau, Sigita, jeigu galit įsijunkit garsą. Tai geriau yra tada nenaudoti apskritai jokių kvapų, negu ten naudoti kažkokius sintetinius kvapus, nes mes tik tai savo pakenkiam, ar ne? Tai Gintarė, Taip, ką aš tu... labai norėčiau papildyti. Aš žinokit, tarkim, per tiek metų jau naudojimo eterinio aliejų, kas yra, poveikis yra dvigubas. Nes kai tu pradedi naudoti kokybiškus eterinius aliejus, kai tu gyveni Young Living gyvenimo būdą, tu pradedi į labai daug ką žiūrėti kitaip. Aš sugrįžau, mielosios. Nes apie kokybę. Mes kaip tik diskusija apie kokybę. Ir aš noriu pasakyti, kad tu tada labai daug ką atsirenki, kas mane, pavyzdžiui, jau šiai dienai labai erzina sintetiniai kvapai ir jų labai daug išnyko. Jeigu, tarkim, pačios jau ten cheminių vaistų aš jau turbūt nebenaudoju kokius, nežinau, 3, turbūt 4 metai visiškai nieko neteko pirkti, tai pastaruoju metu jau mane kvepalai pradeda erzinti ir aš jau sintetinių kvepalų visiškai nebenoriu. Dar kurį laiką, man atsimenu, būdavo dar lyg ir norėdavosi, o dabar nenoriu. Ir mes kvepalus visą laiką kvepinam čia ant skydliaukės zonos. Mes įtakojam mūsų endokrininę visą sistemą su tais kvepalais ir po to labai stebimės, o kodėl mes tokie išbalansuoti, kodėl tos mėnesinės nereguliarios, kodėl ta endokrininė sistema sutrinka, kodėl atsiranda kažkokių susirgymų, ir skydliaukė streikuoja, ir hormonai streikuoja, ir daug kitų dalykų. Tai kai tu nustoji, vienas dalykas, jau save teršti, o šalia to dar ir panaudoji tuos eterinius aliejus, kurie yra turtingi molekulių naudingų tavo visai sveikatai, tai tada įvyksta toksai turbūt balansas. Nes jeigu mes turbūt ir terštume save kiekvieną dieną, tai nežinau, tada kiek reikėtų ten naudoti ir save valyti. Bet čia, apie kokybę mes tada, Gintarė, galėsim pratęsti kitose seminaruose, tiesiog tokį trumpą akcentą. Tik noriu pabaigti mintį, nežinau, ties kur aš įsijungiau, kad būtent tą terapinį poveikį ir tą kokybę nusako fitocheminių medžiagų kiekis esantis eteriniuose aliejuose. Ir tai užtikrina jų poveikį. Jeigu nėra tam tikro skaičiaus fitocheminių medžiagų, tai ir nepraeina pro tą terapinę klasę Young Living ir, kaip sakau, nepraleidžia į prekybą. Tai pavyzdžiui, kad ir ta mūsų įprastoji levanda, jinai turi mažiausiai 200 fitocheminių medžiagų. Ir jeigu nėra tiek, tai reiškia jau nebedarys terapinį poveikį. Tai tuo ir skiriasi, kad turi būti tam tikras skaičius, laboratorijos tikrina, kad būtų tam tikras fitocheminių medžiagų kiekis. Toliau apie jazminą. Jazminas tai yra romantikos ir meilės simbolis. Aš, kai pasakau žodį jazminą, aš grįžtu į vaikystę, į močiutės sodą, ten pavasarį kvepia jazminais. Tai yra moteriškas aromatas ir tikrai sutiksite labai stiprus afrodiziakas. Jis atpalaiduoja besivaržančius, partneriams padeda suprasti vienas kitą, ypač tinka įvairaus ir vyresnio amžiaus moterims, nes atjaunina prislopusi moteriškumą, žadina libido. Erotinis poveikis pasireiškia tiek moterims, tiek vyrams, sustiprėja lytiniai jausmai. Jazminas teigiamai veikia nervų sistemą. Šiandien internetas su mumis nedraugauja. Daiva, gal tu pratęsi? Taip, dabar jazminas irgi mano vienas iš mylimiausių eterinių aliejų. Tai jaunina. Jo ir jaunina, ir aš, kai norėjau susilaukti vaikučio, tai buvo vienas iš mano geriausių afrodiziakų, ir tai yra iš aromapsichologijos. Jeigu tau jazmino kvapas patinka, tai vadinasi, tu esi pasiruošusi būti mama ir norisi to židinio kūrimo.
Tai aš kaip katė uostydavau ir mano vyrui labai šitas kvapas patiko, tai jisai skatina ląstelių regeneraciją ir kartu regeneruoja visą kūną, tai aš naudodavau kaip kvepalus po dušo, tiesiog darydavausi natūralų losjoną ir tepdavausi. Taip pat jazmino, jo reikia labai nedaug. Nežinau, jeigu vieno lašiuko, dviejų, jisai jau toksai tampa stiprus kaip ir rožė, ar ne, jo užtenka ilgam, aš sakyčiau, metus ar ilgiau aš ten naudoju, nes jį maišaitų su kitais kvapais arba ir to vieno, dviejų lašiukų užtenka, jisai ant tiek yra stiprus tas kvapas. Ir jeigu šiaip jums kvapas jazmino krūmo patinka, tai sakyčiau, jūs turi turėti. Čia mano buvo topas, Tai aš, kaip tik, kas yra, man jazmino krūmo tai nelabai patikdavo kvapas, bet eterinis aliejus jazmino labai ir ypatingai kvepalų kompozicijose, kaip tu sakai, bet ten labai nedaug, vieno, dviejų lašiukų. Ir jisai turi tą poveikį surišantį kitus kvapus ir duodantį tą šleifą, ko moteris visą laiką nori kvepintis ir turėti tokį šleifą, kad eitų ir... Kaip Kleopatra, ir jie visi atsisuktų. Taip, ir yra moksliškai įrodyta, kad pavyzdžiui, jazminas rekomenduojamas yra į antrą nėštumo pusę, netgi palengvina nėštumo skausmus gimdymo skausmus. Įdomus faktai apie jazminą, kad 5 ml jazmino absoliuto reikia pagaminti šviežiai nuskintų 21 000 žiedlapių. Dar Avicena rašė, kad jazminai gerai padeda nuo nervų ligų ir rekomendavo jį naudoti tonizuojančią priemonę seniems žmonėms. Moteris gydėsi, taip naikino strazdanas. Indijoje jazminus vadindavo meilės mėnesiena. Merginos puošė jais savo plaukus ir naudojo kosmetikai. Toliau apie ylang-ylang gintarę. Mano mylimų, vienas iš mylimų eterinių aliejų, ir jau kaip pradžiai sakiau, aš tik tai vėliau savo, beje, aromapsichologiją mokindamas ir radau atsakymus, kas man labiausiai sprendė turbūt tas hormoninės problemas. Tai būtent tai, kad mano uoslė, mano kvapas, kaip Žavinta pačiai pradžiai sakė, kad uoslė labai jinai reikalinga, mes jau atpažįstam. Tai ir mano uoslė pasirinko ylang-ylang, jį įdėjo, dabar neatsimenu, į 1. ar 2. vietą. Ir aš tuos moteriškus eterinius aliejus labai naudoju ir tai ir subalansavo visus hormonus. O ylang-ylang šiaip yra, šis aromatas subalansuoja vyrišką ir moterišką energiją, labai yra stiprus afrodiziakas. Tai šitom gėlėm anksčiau puošdavo jaunavedžių lovą vestuvių dieną. Ir kvapnioji kananga tai auga Ekvadore, Madagaskare ir būtent iš ten esančių ūkių Young-Living ir yra skinami žiedai ir distiliuojamas eterinis aliejus. Žiedai ylang-ylang ir beje jazmino taip pat, jie yra skinami ryte. Į ką Young-Living atkreipia visą laiką dėmesį, jie nėra, kad žiūrėtų, kaip man patogu ar kaip man geriausia. Yra ištyriama viskas, nuo to, kur augalui geriausia augti, kada jį geriausia skinti, kokiu ne tik metų laiku, o paros metu, kada jį geriausia paimti ir kada jisai geriausiai atiduoda geriausią tą eterinį aliejų. Tai yra tikrai prabangus eterinis aliejus, naudojamas prabangiose kosmetikos priemonėse, o iš aromatinės pusės jisai turi tokį iššaukia meilės jausmą, padeda atsipalaiduoti, labai stimuliuoja kūrybinį potencialą ir sustiprina tą tokį pasitikėjimą savim. Tai čia labai, aišku, jisai bus pas mane šį mėnesį, spėju, krepšelėje. Ir vanilė, apie vanilę Daiva gal daugiau papasakosi. Šitas kvapas mano irgi vienas iš favoritų. Jeigu žiūrėti savo, aš sakau, tai yra topų topas, nes aš tokia saldėsių mėgėja, tai vien jau vietoj deserto vanilė tai yra tobulai. Tai matosi, kad tu vietoj deserto vanilę renkiesi.
Nu, va, paslaptis, kaip sakyti, kilogramo. Tai šitas kvapas yra šildus, sodrus, turi saldėsio to aromato. Jisai, ką pats kvapas suteikia, tai sukelia malonius prisiminimus. Kvapas pasąmonės lygmenį suteikia saugumo jausmą, išvaiduoja iš nerimo. Pats kvapas, jisai turtingas, šiltas, tarsi apgaubė tave kažkokia euforija, suteikia atsipalaidavimo jausmą. Tai natūralus afrodiziakas. Jeigu jau išsitepsit sau, susimaišysit su ylang-ylang, šiek tiek vanilės ar ne, ir su citruso kvapu, tai, kaip sakau, abejingų nebus vyrų. Tai taip pat galima jį naudoti ir nėštumo metu, mažina pykinimą. Ir vienas iš tų tokių kvapų, kur masažams, jeigu tai yra vasario mėnuo ar ne tik tai vasario mėnuo, tai vienas iš tų tokių atsipalaidavimo. O ypatingai, kas įdomu, kad šitas kvapas labai patinka vyrams. Ir mes per gyvus susitikimus moterų klausiam, atspėkit, kodėl patinka ar ne tas kvapas. Nes visi vyrai kažkada buvo maži, berniukai, kurie glaudėsi prie mamos ir gėrė skanų pieną. Tai jiems tokia, nežinau, geidulinga, truputėlį nostalgija, prisiminimas. Galbūt jie to nesupranta, bet iš aromapsichologijos būtent taip ir yra. Tai vanilė patinka tiek moterims, tiek vyrams. Tai tikrai rekomenduoju, kas nebandėte, išbandyti. Ir vanilėje dar yra tokių pat medžiagų kaip šokolade, tai uostant irgi yra stimuliuojamas džiaugsmo centras. Taip. Ir kitas mišinys, mes čia kalbėjom apie vieno augalo eterinius aliejus, o čia dabar mišinys bus Lady Sclareol, moteriškas žavesys, jisai verčiasi. Šitas eterinio aliejų mišinys sukurtas specialiai moterims, siekiant pabrėžti jų moteriškumą. Ypatingas moteriškas kvapas, turtingas jisai yra būtent fitoestrogenu. Būtent jisai padeda regeneruoti estrogenus mūsų organizme, moteriškam organizme. Skirtas šiek tiek brandesnėms moteriams, tai yra, aš sakyčiau, nuo 27 jau metų, kai jau pradeda to estrogeno mažiau gamintis. Tai yra natūralus afrodiziakas moteriams ir vyrams. Tai moteris, jinai naudodama savo, natūralu, kad jinai pritrauks tą vyrą, savo gyvybingumą jinai skatins ar ne, bet to pačiu ir vyro. Gerina nuotaiką bei natūraliai padidina estrogenų kiekį, ar ne, kaip minėjau. Švelnina PMS simptomus ir subalansuoja mėnesinių ciklus. Ypatingai tinka moterims prieš menopauzę ir, kaip ir minėjau, gali tikrai drąsiai nuo 27 metų, ar ne, moteris naudoti šitą mišinį. Kas į šitą mišinį įeina, jeigu pažiūrėsime greitai, kokie tie kvapai, tai yra ir rožmedžių, vetiverijų, pelargonijų, britkelėslių, apelsinų, šalavijų, kanangų kvapiųjų, baltųjų santalų, levandų bei jasminų. Tai šitas kvapo mišinys sukurtas, jisai tarsi kvepalai jau yra. Tai dauguma moterų jį naudoja, kad palaikytų savo estrogenų kiekį. Aš jį naudojau šitą ir kitą dar mišinį, norėdama susilaukti vaikučio, nes, kaip sakyti, hormonus reikėjo tvarkyti. Tai šitas mišinys, jisai ir meiliai, ir jeigu jau reikia prisišaukti gausos į šeimą, tai tikrai visom rekomenduoju. Ir tikrai veikia kaip feromonai, nes kiek esu turėjus žavintėlė tu pas mus priginėji. Taip, tai tikrai veikia ir kartais, kai moteris dalinasi, ar ne, visokiausiam istorijomis, būna, kad vyrai net klausia, o kuo čia kvepi, arba net kaip katinai kartais parduotuvėje prisėlina prie tų moterų ir kažkaip gražios tos pažintys ir užsimezga. Tai tokių istorijų labai labai gražių yra buvę. Ir yra tikrai moksliškai įrodyta, ir čia ne paslaptis, kad mes ir partnerį renkamės palei kvapą.
jeigu žmogaus kvapas netiktų, tai mes jo ir neišsirinktume. Taip, uoslė mus ir gali suviliot kažkur ir apsaugoti nuo kažko, taip? Taip. Kitas eterinių aliejų mišinys, kuris irgi labai tinkamas kaip kvepalai moterim, tai yra Joy, kuris verčiasi džiaugsmas. Ir tai yra tikrai toksai džiaugsmo eterinių aliejų mišinys. Į jį įeina netgi rožės eterinis aliejus, tai jeigu kažkam dar savo gaila rožės, tai pasidovanokite džiaugsmą. Šitas eterinio aliejų mišinys, beje, kai buvo tik sukurtas, jisai pradžiai vadinasi Love, meilė. Tai yra šio mėnesio tikrai eterinių aliejų mišinys. Ir apie tuos kvapus, kaip Daiva užsiminė, kad vyram kaip patinka, nepatinka. Joy yra vienas iš mano irgi tokių mišinių, labai dažnai naudojamas kaip kvepalai. Aš jį tikrai labai myliu, mėgstu ir dažnai naudoju. Ir kai mokiausi aromapsichologijos, tai vyras manęs vis sakė, ką tu ten mokaisi? Ir aš jam pradėjau pasakoti, kaip kvapai veikia, kokią daro įtaką, kaip mus atpažįsta. Ir, sakau, pauosyk, sakau, Joy, sakau, kuom tau kvepia? Pauosyk po moterim? Tai sakau, taigi taip, tai aš kvepinuosi. Tai šitas mišinys, jisai turi irgi labai aukštas vibracijas, skleidžia tikrai didelę magnetinę energiją. Ir yra netgi rekomenduojama kartais, jeigu yra jūsų šeimoje, namuose daug tokio skepticizmo kartais būna, ar tarkim, prastesnės, nors ir tarkim depresijos, ir kartais, kai žmonės serga depresija, tai jie nepriema jokių kvapų, tai ir viskas erzina, tai tuomet rekomenduojama Joy pagarinti iki tam žmogui grįžtant namo. Iki valandos netgi užtenka pagarinti difuzoriuje. Ir molekulės paskleidžia ir vibracijos jau kambarį yra atitinkamos. Ir jos jau darys įtaką ir keis to žmogaus būseną. Ir palaipsniui tikrai yra daug labai gražių istorijų, kaip žmonės atsileido. Gary Jungnas, aš atsimenu, pasakojo jo istorijas, kaip jis rekomenduodavo ten vyram į apatinių stalčių palašinti Joy ar į batus palašinti. Tai tą tokį priešiškumą jis tikrai labai stipriai nuima. O taip pat skatina romantiškus jausmus ir jau, kaip sakiau, padeda tikrai neutralizuoti ir sumažinti liūdesį, apmaudą, nepasitikėjimą savimi. Jisai tuos tokius neigiamus jausmus keičia meilę savo, tikėjimu ir padeda tikėti pozityviais dalykais ir džiaugtis gyvenimu čia ir dabar. Tai tikrai labai labai nuostabus mišinys, labai turtingas, jame tikrai daug įvairių eterinių aliejų, ir bergamotė, ir ylang-ylang, geranijum, citrina, kalendra, mandarinas, rožė, jazminas. Tai tikrai labai turtinga puokštė eterinių aliejų. O kaip jau kalbėjom, kad visi moteriški aliejai, moteriškus hormonus balansuojantis aliejai, jie veikia mūsų endokrininę sistemą. Ir jau Daiva minėjo ten apie eterinių aliejus, kurie veikia mūsų ten estrogenus, progesterono kiekį. Tai gal Žavinta, tu mus labiau supažindink, kas tai yra ir kodėl tai taip svarbu. Taip, mes moteris turime, kaip sakau, mūsų lytinės liaukos gamina estrogeną ir progesteronas ir vienas kitam jie kaip balansas reikalingi. Ir jeigu yra disbalansas, kažkurio gaminama mažiau, tai aišku, kaip domino, vieną ištraukus griūva visa grandinė. Tai estrogenas yra moteriškumo hormonas, tai jis yra atsakingas už mūsų kaip mergaitės, brendom, už antrinius lytinių organų formavimąsi, už menstruacijų atsiradimą ir taip toliau. Bet su amžiumi kiekis mažėja, tai atsiranda nuovargis, kaip galima atpažinti estrogeno trūkumus. Tai atsiranda nuovargis, prasta atmintis, karščio bangos, nuotaikų svyravimai būna ne tik prieš PMS, bet ir šiaip, kaip sakant, neaiškios kilmės galvos skausmai, žemas libido, apatija, nenoras mylėti su vyru, makšties sausumas ir skausmingas sueitis,
dažnos šlapimtakių infekcijos, raumenų masės mažėjimas ir nevaisingumas, tai čia jau kraštutinis, rodo, kad yra mažas estrogeno kiekis. Ir jau mes pristatėm ir kalbėjom tikrai apie daug augalų, kurie turi fito medžiagų, kurios yra panašus į mūsų estrogeną. Ir taip natūraliai galime jį pakelti. Progesteronas, kad būtų lengviau suprasti ir atsiminti, aš jį vadinu nėštumo hormonu. Tai vat nėštumo metu progesteronas ima viršų, mūsų lytinės liaukos kiaušidės ilsisi, kaip sakau, ramybės būsenoj. Tai yra, jeigu jo trūksta, kas atsitinka, tai vėl plaukų retėjimas, karščio bangos, menstruaciniai spazmai, tada atsiranda veido plaukuotumas, besikartojanti aknė, svorio augimas, nereguliarus ciklas, nevaisingumas arba persileidimai, neišeina pastoti niekaip, pastoviai žema kūno temperatūra, nemiga, nerimas, depresija, irzlumas, cukraus troškimas arba norėjimas dirbtinai susikurti tą laimės pojūtį. Ir vėlgi žemas libido, kai vat sutrinka mūsų hormoninė sistema, tai jau sako, dingsta ir noras. Tai augalai, kurie turi eteriniai aliejai, kurie turi savo sudėtyje fitocheminių medžiagų panašių į estrogeną. Tai vat buvo paminėti ir rožė, buvo paminėta ir jazminas, ir toliau gintarė yra nuostabus mišinys, Dragon Time. Taip, šitas mišinys yra sukurtas jaunoms ir tik pražydusioms moterims, merginoms, kurioms ateina tas metas, kai drakonas viduje, kur giliai slėpiasi, jisai pradeda skleistis ir verštis, ar ne? Ir būna nuotaikų kaitos, PMS, menstruacijos spazmai tam tikri. Tai šitas mišinys, jisai palaiko, reguliuoja ciklą, subalansuoja permainingas emocijas, padeda, kaip būna ir galvos skausmai tuo periodu. Ir į šitą mišinį būtent kas įeina, pasižiūrėkime, įeina ir pankolį, ir kvapių šalavijų, ir mairūnų, paprastųjų kraujažolių ir jasmino eterinis aliejus. Tai ką reikėtų daryti, tai tiesiog pradžiai galima tepti pilvo sritį, sumaišius su augaliniu aliejų, tai yra 2-3 lašiukai Dragon Time eterinio aliejaus. Atsiprašysiu, Danguolė, jeigu jūs galite, pabandykite nuspausti, kad mes jūsų negirdėtumėm. Tai ką reikėtų daryti, ar ne? Tai tiesiog sumaišote su augaliniu aliejų, Dragon Time, 3 lašiukai, 2 lašiukai ir tepat pilvo sritį. Būtent jau prieš savo menstruacijas, kai ir net ir menstruacijų metu pirmąjį ciklą. Tai tos emocijos, jos balansuojasi, nes turite tikriausiai ir draugių, ir kolegių, kur jaučiate, kad ateinate į darbą ir jaučiate, kad ta nuotaika ne jo šiandieną. Tai esam supratingos ir tikriausiai žinome, dėl ko dažniausiai moteris būna be nuotaikos. Tai būtent šitas mišinys ir padės toms jaunoms, ką tik pražydusioms mergaitėms, kurioms jau ateina tos audros. Kitas mišinys, tai yra Sklar Essential mišinys, jisai tinka ir jaunoms, ir subrendusiom moterim. Į šitą mišinį įeina šalavijas, pipirmėtė, kvapusis šalavijas ir pankolis. Ir jisai balansuoja taip pat mūsų hormonus, tai yra fitoestrogenus, palaiko tą pusiausvyrą hormonų, skatina estrogeno gamybą, palengvina menstruacijų spazmus ir prieš PMS, ar ne, mūsų gerina vaisingumą ir mažina pilvo pūtimą. Tai kas liečia vaisingumo klausimus, tai dauguma žinot, kad man buvo sunku susilaukti savo vaikučio.
Tai šitas mišinys Clara Essential buvo, nežinau, kiek aš ten jų buteliukų sunaudojau, tai dėkoju savo mentoriai, Oksanai, kuri visą man primindavo, ar išgėrė, ar pasitepė, nes jisai būtent ką jisai daro, ar ne, balansuoja mūsų hormonus, tai yra estrogenas. Ir merginos dalinosi, kad eteriniai aliejai jie padeda atrasti ryšį šeimoje su vyru. Kartais, kai jau tie hormonai mūsų yra išsibalansavę ir, nežinau, yra šeimoje noras susilaukti vaikučio ar ne, bet tai jau tampa rutina, tikslas 2, 3, 4 metai ir kaip įpinti tą geidulingumą, kad nebūtų vien tik tai, tas tikslas yra atjungti ten tas smegenis, tai kvapai jie vienareikšmiškai masažams ir masažuoti savo mylimąjį ir kad mylimasis jums darytų masažus, tai tokiu būdu jūs galite vienas kitam padėti. Kitas mūsų kvapas, Gintarė, tavo mylimiausias. Tai čia Progessence Vita Plus. Čia yra iš mano tos irgi istorijos dalies, tai vienas pirmųjų šitas mišinių atsirado pas mane namuose. Ir kaip sakiau, aš jau 8 metai esu su Young Living ir tada man Jolanta padovanojo šitą eterinio aliejų mišinį, žinodama mano tas moteriškas problemas ir sudėtingumą, ir jinai sakė, brangioji, tepk pilvo apačią, tau tikrai bus lengviau, jisai sutvarkys, pareguliuos save, subalansuos tikrai stipriau. O jisai šitas eterinio aliejų mišinys, jisai ir tada ir dabar jisai kainuoja ten apie 50 €. Bet tada, kai buvo litai, tai buvo brangenybių prabangybė, neišpasakyta. Ir sakiau, aš kremo tokio nenaudoju, o tu nori, kad aš pilvo apačią tepčiaus. Ir aš atsimenu, man tai buvo gaila jo naudoti pilvo apačiai, tai aš jį sutepiau labai prabangų veido serumą, kadangi paskaičiau, kad tai labai naudinga yra ir veidui, jo sudėty yra kopalio eterinis aliejus, bosvelijos, kedro, bergamotės, pipirmėtės, rožmedžių, gvazdikėlis yra ir natūralus vitamino E. Jisai tikrai labai primaitina odą, yra labai malonaus tokio kvapo. Tai vakare prieš miegą nuprausta veido odą labai malonu save palepinti, patepti. Ir kas yra nuostabiausia, nesvarbu, kaip mes naudojame eterinius aliejus, ar mes tepam ant odos, ar mes įmasažuojame pėdas, ar mes įmasažuojame į stuburo juostą, ar mes yra eteriniai aliejai Young Living, kuriuos galima naudoti į vidų. Ar mes garinam, jie veikia. Svarbiausia, kad juos mes kažkaip naudotume. Ne ant lentynos laikytume, labai gražu ant lentynos, bet jeigu mes juos naudojam, jie veikia, jie labai gerai žino. Tarkim, toks frankincense, tu kitą kartą sako, kai tu nežinai, ką naudot, paimk frankincense, jisai žinos, ką reikia tau padaryti. Tai Progessence Vita Plus, jisai atstato hormonų balansą. Tikrai patvirtinu savo patirtim. Jisai naudingas beje ir menopauzės metu, nes reguliuoja karščio bangas, subalansuoja PMS simptomus, sumažina mėnesinius spazmus ir padeda esant endometriozei. Tai tikrai labai rekomenduoju, labai myliu šitą serumą, tikrai, jeigu mylite save, tai palepinkite. Ir dar vienas eterinis aliejus, tai jau yra vieno augalo eterinis aliejus, tai yra pelargonijo eterinis aliejus geranium, kuris taip pat yra labai rekomenduojamas moteriams, kuris irgi prisideda prie hormonų balansavimo ir labai tokio, tai gėlių kvapo. Kam patinka gėlių, tie tokie salsiniai kvapai, tai tikrai dedasi į kvepalus ir naudoja. Jisai beje eina į visus receptus grožio priemonių, kur jeigu savos gamybos darytis ar serumus veidui, ar plaukam kokį purškalą, tai geranium tikrai labai yra rekomenduojamas ir naudojamas. Pagerina nuotaiką, suteikia tokio moteriškumo, žavesio, grąžina vidinę ramybę,
padeda subalansuoti nuotaikų svyravimus, sureguliuoti. Ir yra labai rekomenduojamas būtent po gimdymo ir per menopauzę. Nes jame yra panašių medžiagų į estrogeną. Ačiū, Žavinta, kad papildai. Aš čia visą laiką, taip atrodo klausai, bet tos yra estrogenai, progesteronai labai baisu suklaidinti, bet kaip žmogus žino ir tai dar turbūt aiškiau ir suprantamiau yra. Tai šitą eterinį aliejų galima atsiskiedus su kokia nors baziniu aliejum netgi įsitrinti, kai atsiranda klimaksinis periodas arba turim problemų su ciklu, tai tepti kirkšniukus, kur yra kiaušidžių vieta, įtrinti prieš miegą. Ir jau po savaitės pajusit pagerėjimą. Taip, ir mes jau priartėjom prie aromatų jam. Taip, tik mes diskutavom pradžiai, kad nėra vyriškų, moteriškų kvapų. Tikrai, kas tinka, vienam tinka ir kitam, bet labiau yra, matyt, augalai arba sukurtos kompozicijos, kur labiau kelia moterišką energiją ar vyrišką energiją. Tikrai, manau, rasime ne vieną vyrą ir vyrišką priemonę, kuriame bus ir jazmino kvepalams sukurti panaudota, arba aš asmeniškai, jeigu kuriu kvepalus, tai nors keli lašai turi būti pačiulio, nors pačiulis laikomas vyriškų eterinių aliejų. Taigi apie aromatus jam supažindinsim su nuostabiu mišiniu šutran, kuris yra viliojantis, nuostabus kvepalai, tai čia būtų nuostabiausia dovana savo mylimajam, džiaugsis ne tik jisai, bet ir jūs pati. Kitas nuostabus mišinys yra mister, kuris padeda palaikyti vidinį kūno balansą. Pačiulis, kuris yra ryškus, žemiškas kvapas, tada vetiverija, kur tinka tiek moterim ir tiek vyrams. Tada santalų supažindinsim, kur veikia vyrišką potencialą ir sustiprina vyrišką energiją, bet tikrai mėgstamas yra ir moterų šitas aromatas. Taip, aš beje sandalmedį labai mėgstu kvepaluose turėti, bent lašiuką jisai irgi turi, vetiverija, pačiulis, santalai, jie turi tą savybę, kaip ir jazminas, toksai, kad tą, kur, kaip sakiau, šleifą duoda, jį labai ilgai jaus. Ir mes sąmoningai parinkom tuos eterinius aliejus, kurie veikia kaip afrodiziakai. Tai visi paminėti eteriniai aliejai yra natūralūs afrodiziakai. Tai truputį daugiau informacijos apie mišinį šutran. Jo sudėtyje yra kedrų, juodųjų eglių, citrinų aliejų. Tai yra vienas iš perkamiausių Young Living eterinių aliejų mišinių. Yra visa linija ir prausimosi gelis, ir rutulinis liktai. Šis mišinys tapo toks mėgiamas, jog virto įkvėpimu produktų linijai vyrams. Šutran yra drąsa įkvepiančio aromato, pasižyminčio gaiviomis, miškingomis natomis. Kaip naudoti šitą eterinių aliejų mišinį? Tai įprastai kaip kvepalus pasitepti pulsuojančias vietas, už ausų, ant riešų. Galima pasigaminti kūno purškiklį atskiedusi su hidrolatu arba vandenuku ir purkštis ant savęs arba ant rūbų arba ant patalynės. Ir galima pasigaminti savo automobilio kvapuką ir padovanoti vyrui automobilį. Tai arba į difuzorių yra pirkti Young Living mašininiai difuzoriai. Automobilis kvepės tarsi naujas, ką tik iš salono, sukuria tokią prabangos naujumo kvapą. Kitą mišinį, Daivutė, tu pristatai? Kitas mišinys tai yra mister, jisai taip vadinasi irgi sukurtas yra vyrams. Jisai palaiko vyrų hormonų pusiausvyrą, reguliuoja prostatos funkciją, mažina prostatos uždegimą, subalansuoja vyrišką energiją. Šitas mišinys jisai gaivaus aromato, sudedamosios dalys tai būtų šalavijai, pankoliai, levandų, būtent šitas derinys, ir jisai sukuria tą tokį vyriškumą, aš sakyčiau.
Ir kam yra aktualu irgi vyrams gerinti hormonų funkciją, hormonų balansą, tai vėlgi tepkite pėdas, įmasažuokite net iki kulkšniuko, ar ne, nes ten visi yra vyriški tie taškai. Ir geriausia tada yra ir masažas. Tai vat vienas kitam, ar ne? Ir tai yra vienas irgi iš mėgstamiausių vyrų mišinių kvepalams naudoti. Irgi balansuoja ir pačias emocijas vyrų, nes vyrai irgi būna drakonai kartais. Kitas eterinis aliejus tai būtų pačiulis. Šitas kvapas jisai yra jau labai sodrus. Ne kiekvienam, aš sakyčiau, galbūt vyrui patinka. Jisai toks žemiškas, aš sakyčiau, tai jisai tonizuoja, sukelia natūralaus žvalumo ir optimizmo jausmą. Puikiai tinka kūrybiniai veiklai. Taip pat, jeigu reikia kaip atgaivinti veido odą, tai atgaivina veido sausą odą, padeda naikinti vyrams, jeigu aktualu, ir moteriams pleiskanas. Ir tai yra vienas irgi iš stipriausių afrodiziakų. Tai aš sakyčiau, meilės mišiniams, masažams, tai jisai ko puikiausiai atpalaiduos ir suteiks tą jausmą labai gerą. Ir dar odai turi puikų poveikį. Tai masažas tikrai labai rekomenduoju dėti pečiams. Po skutimosi vietoj losijono pasitepti rankas ir patapšnoti. O, toksai, kaip reikės pat rekomenduoti, šitą negirdėjau. Ačiū. Tai dar vienas iš tokių irgi sakingų eterinių aliejų yra vetiverijų, nes tai kaip irgi turi tą tokį šleifinį kvapą kvepaluose, jeigu pagamint. O vetiverijų eterinis aliejus jisai yra labai gilaus kvapo ir labai giliai veikiantis. Jisai labai stipriai stabilizuoja emocijas. Jisai naudingas žmonėm, kurie yra tokie kartais galbūt atitrūkę nuo žemės, tai juos padeda įsižeminti. Yra naudingas dirbantiem protinį darbą ir turintiems tokį nesaugumo jausmą. Vetiverija labai beje padeda esant miego sutrikimam, tai patepti sprando juostą yra naudinga, arba irgi atskiedus, nes šitas eterinis aliejus yra labai tirštas. Pačiulis yra tirštas, šitas dar yra tirštesnis, tai jo reikia labai nedaug, vieną lašiuko, reikės jį truputėlį tarp rankų pašildyti, visą, kad jisai ateitų pas jūs. Tas lašelis yra atskiedus su baziniu aliejumi, labai gerai įmasažuoti ir jisai tikrai labai taip duoda tokį gilų poveikį. Tai taip pat labai naudingas yra odai, senstančiai, pavargusiai, didina odos elastingumą ir padeda jai regeneruotis. Gerina limfos ir kraujotakos apytaką. Ir jau, kaip Ževinta sakė, mes visi, apie kuriuos kalbame eterinius aliejus šį vakarą, visi yra puikūs afrodiziakai. Tai kiekvieną, kurį jūs naudojate, jisai yra tinkamas kvepaluose ir tai romantiniai nuotaikai sukurti. Ir dar vienas irgi gana sakingas eterinis aliejus yra sandalmedžio eterinis aliejus, santalas. Yra pas mus šventas sandalmedžio eterinis aliejus ir karališkas Havajų eterinis aliejus sandalmedžio. Tai kvapais jie yra beje labai panašus ir poveikiu per psichoemocinę pusę irgi yra panašus. Tai sandalmedis jisai labai naudingas yra emocijoms, duoda tokį giluminį nusiraminimą, yra lojalumo, šventumo eterinis aliejus, padeda paleisti tokį pasipriešinimą, kai esam prie kažko labai prisirišę, turim kažkokio tokio vidinio ego jausmą, tai tuos jausmus paleisti labai gerai padeda. Ir šis eterinis aliejus labai ypatingas dar tuo, kad jame labai gausu seksviterpenų. O seksviterpenai padeda stimuliuoti mūsų limbinę smegenų dalį, tai tas yra
labai naudinga visų ir nuotaikų subalansavimui, ir fiziniai bei emociniai sveikatai. Taip pat padeda apsisaugoti nuo skubių ir neapgalvotų sprendimų. Tai tiek apie kvapus jam ir jai, o nuotaiką tai mes galime kurti įvairiais būdais. Turbūt yra tas toks, kai daina ar posakis love in the air, tai galima tą meilę paskleisti ore ir lašelių pavidalu, įlašinant į difuzorių vienokią arba kitokią kompoziciją. Aš tai labai skatinu ieškoti, komponuoti, leisti savo uosliai pasirinkti, ko jums norisi šį vakarą ir pagal tai lašinti, o jeigu kartais pritrūktų fantazijos, tai čia jums tokie keli receptukai, kuriuos galite nusifotografuoti ir turėti savo ir išbandyti. Kartais labai mėgstu pabandyti kažkieno iš rekomenduotų, bet tas pirmasis, kurį yra pelargonija, kedras, pačiulis ir apelsinas, taip labai įdomiai kartu suskamba eteriniai aliejai ir paskleidžia labai šaunią nuotaiką. Beje, šitas kompozicijas, kaip yra, čia yra rekomendacijos difuzoriam, bet galima tokias pačias kompozicijas pasiskleisti ir vonioj, ir pasimėgauti vonios malonumais, tokį susikurti malonų spa savo namuose. Tik tai eterinius aliejus reikėtų lašinti ne tiesiai į vandenį, o juos ištirpinti arba sodoje, arba druskoje, arba pieno miltelėse, paimate saują pieno miltelių, pavyzdžiui, lašinat mėgiamus eterinius aliejus, pasidarote ant tokią kompoziciją ir ištirpinat po tekančių vandeniu, pabarstate rožvilį žiedlapiais ir galite ar tik tai tokį turėti meilės savo vakarą, arba galite turėti meilės dviems vakarą ir pasimėgauti vonia dviese. Tai taip pat, kaip jau irgi ir Žavinta ir Daiva sakė, kad pasimasažuoti, tikrai išbandykite, kartais, jeigu kažkas ar santykiuose nelabai, pas visus mus turbūt būna tų tokių ir nuotaikų, bangavimo ir viską, bet yra sakoma, kad viena iš aukščiausių meilės formų yra, kai tu nesibritki, tarkim, padaryti kitam žmogui pėdų masažą, prisiliesti prie pėdų, nes kažkodėl mes taip nenorim. Tai tikrai rekomenduoju išbandyti ir viens kitam pasidaryti pėdų masažą pagal uoslę pasirinkus eterinius aliejus ir pamatysite, kaip pasikeis visas tarpusavio santykis ir bendravimas. Ir mes jau visai į pabaigą. Kartais kyla tokių klausimų, o tai nuo ko čia man ar pradėti, nors čia dauguma yra, kurie naudojate eterinius aliejus, kurie mėgaujatės, bet galbūt yra naujų žmonių, kurie klauso ir atrodo, noriu ir to, ir ano, ir trečio, ir penkto. Tai tokia pasirinkimas, bet meilės mėnesiui, ta meilė jinai yra svarbi tiek savo, tiek mylimam, tiek turbūt šeimai. Mes moterys iš vis labai mėgstam save dalinti visiems, bet labai kviečiu nepamiršti ir savęs. Tai meilės šeimai rinkinukas yra 1 000 000 būdų mylėti šį mėnesį su akcija. Šie eteriniai aliejai rinkinyje gaunasi, kad su 15% nuolaida, ir tai yra tikrai reikalingi eteriniai aliejai. Tai mišinys Purification, kuris grynina orą, naikina visus blogus kvapus namuose. Ir artėja pavasaris, tai bus labai naudinga tiek einant į mišką ar kažkur. Kitas mišinys yra RC. Dabar dar vis žiūriu aplinkui, nesibaigia slogos, kosuliai ir visas kitos peršalimo ligos. Tai kvėpavimo takam tai yra tikrai labai naudingas mišinys, o taip pat tai pavasarį labai naudingas mišinys, kas yra linkęs į alergijas, nes tai yra mažina alerginį foną namuose. Ir tyfsas, kuris labai yra stipriai antibakterinis, antivirusinis, priešuždegiminis ir dar visaip kaip veikiantis, tai irgi
vienas populiariausių eterinių aliejų mišinių Young Living visam asortimente. Tai vat šią trijulę tikrai labai rekomenduoju įsigyti šį mėnesį, pasinaudoti šitą progą būtiniausių eterinių aliejų, tai pasirūpinsite šeima, tada pasilepinti kažką savo būtinai, tai čia aš labai tokia subjektyvi, neobjektyvi įdėjau Ylang Ylang savo mylimuką. Tai ir vyras gaunasi toksai nuskriaustas. Aš taip norėjau jau pataupyti, tai galbūt kažkokią rinksitės ir kitą, ar mišinį, ar kvapą, bet vertiverija jinai naudinga tiek savo, tiek vyrui ir naudingas kvapalas, tai va dar paimti ir jam eterinį aliejų, kad naudinga, ir tai yra jau rinkinys, krepšelis su 120 taškų ir daugiau. Ir jūs su šitu paketu visų tada gausite dar ir kedrą dovanų. O už šitą krepšelį kitą mėnesį jums sugrįš 14 taškų, už kuriuos galėsite vėl kažką tai įsigyti. Irginos, gal mane papildysite? Kokie būtų jūsų pasirinkimai? Jo, Gintarė, aš galvoju, žinai, čia galėjom sudėti pasirinkimai Gintarės, mano ir Žavintos, ar ne? Aš gal šį mėnesį būčiau savanaudė, nes mano kolekcijoje nuo virusų tų eterinių aliejų yra. Tai aš rinkčiausi Lady Sclareol ir Progress Fito Plus, nors jisai jau ir atkeliavo pas mane praeitą mėnesį Progress Fito Plus, nes ruošdamasi šitam seminarui supratau ir prisiminiau, kad ir man reikia pačiai, nors jau vienas laksto mažas vaikutis, bet savo hormonus reikia tai kažkaip jauninti, kad lakstytų dar daugiau. Tai va, tai ir tuo pačiu ir vyrui. Ir vat juokiausi viduje, kai tu pasakoji apie tą santykių balansą, kad pamasažuoti vienas kitam ar ne, ir kad ta nuotaika tada būna geresnė. Aš būnu, kai vat vyrui bloga vat nuotaika, nujauti visieną ar pervargimas kažkoks tai ar nedalsėjimas, tai aš prikvėpinu namus eteriniais aliejais, prišlakstau jo darbo kėdę eteriniais aliejais. Raganauji. Aš tada palinksiu, kai, va, tarkim, blogesnė nuotaika, man pro vieną ausį įeina, pro kitą išeina, o žiūrėk, jau vakare visai jau ta nuotaika ir būna. Tai va, mes moteris kartais tokios raganaitės. Tai va, gerąja prasme. Tai man vyras pasako ragana, sakau ačiū, nes išvertus reiškia šviesa. Tai aš jau į savo krepšelį įsidėjau rinkinį milijonas būdų mylėti, nes tai tikrai labai universalūs ir reikalingi eteriniai aliejai. Įeina Tifsas, RC ir Purification. Tai aš jau turiu įsidėjus, tik laukiu, kol apdoros. Bet geras pasiūlymas, kur tu įsidėjai, Daiva, bet reikėtų pradėti nuo meilės savo. Tai dar papildyk krepšelį. Reikia prie tos, kaip aš sakau, geriausia tai yra va taip ir komplektuoti savo, nes kai mes mylim save, kai pripildo meilės save, tada galim dalinti ir kitiem tos meilės, tada aišku būtinai šeimai, nes save mylėti labai sunku, kai šeima serga. Tai tada labai yra, tarsi, net prie geriausių norų tu vis tiek išsibalansuoji. O kai šeimos nėra ir tu nori šeimos, ar ne, tai Progress Fito Plus ir ten vat Lady Sclareol ar kiti, kur sukuria aistrą, hormonus ten tvarko, tai va čia jau yra reikalų irgi. Tai tu labai teisingai pastebėjai, kad kiekvieno skirtingi poreikiai ir kiekvieną tą atliepti yra labai sunku. Tai jeigu kažkas sukirbėjo, kažkam kažkokie klausimai, tai mes su Daiva ir Žavinta mielai visą laiką atsakom, dalinamės, palydim, palaikom, turim savo Aroma Balanso klubo čatuką, kur irgi kas klausia, visą laiką atsakom į klausimus, tai ten tokia pagalba 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Kartais, o jeigu kažkas yra intimesnio, tai visada galima taigi klausti ir asmeniškai, tų patirčių per tiek metų yra tikrai labai daug ir jos yra pačios tikriausios, jos. Tai, ką patyrė Daiva, ką patyrė Žavinta, ką aš,
ką mes esame išbandę, tai yra labai tikra ir labai smagu tuo tikru dalintis. O jeigu dar pratęsiant apie raganavimą, tai jeigu jūs dabar čia tokie visos pasidalintumėt, gal ir visi yra, aš nematau, kadangi dalinuosi ekranu viso dalyvio sąrašo, tai visos, nors dažniau raganauja moteris. Tai pasidalinkite savo raganavimo receptais, ką išbandot, ir jeigu turite klausimų, taip pat galite dar užduoti klausimus. O aš tada turbūt sustabdysiu dalinimąsi ekranu, tada matysiu, kas ko klausia. Ir gal galim įrašymą sustabdyti? Ir įrašymą sustabdysiu, gerai.